Složite. Ovo sada, A nador? Ne, novija, Galica. Novija ne priča, novija bubura. To je pa... To je ja. Da skjeraj, da. David Dunov ju sve priča. Jaroš. Jedna do. Dugo. Više. Torka ballon. Vajo. Allez, go. Sad 6. Sad. Ćao. Allez, ciao. Go. Ciao. Allez, oh, come on. Vajo. Ja. Come on. Oh. Vajo. Ciao. Ciao, vajo. Tinkler. Fokus.
8. Šanovas. Grįžtam į transliaciją iš Alytaus sporto rūmų. Ignas Šešanovas, vienas perspektyviausių Lietuvos stalo tenisininkų, susitinka su Roku Kisielium. Pirmajame sete įrodė savo pranašumą Ignas Šešanovas. Gerokai sustiprėjęs nuo paskutinio karto, kai man teko matyti. Turiu omenyje jų smūgių jėgą ir galią. Treniruotės Švedijoje nenueina per nieką. Daug kas priklauso, kaip Rokui Kisieliui seksis tvarkyti su Igno Šešanovo padavimais, kadangi atakuoja iš forhendo Ignas Šešanovas tikrai stipriai. Silpnesnis galbūt šiek tiek žaidimo elementas yra jo backhandas. Tapo Roko Kisielio žaidime. Abi pusės yra daugmaž subalansuotos. Neturi tiek daug sprogstamosios galios savo žaidime Rokas Kisielis. Techniškai yra labiau pažengęs Ignas Šešanovas. Iš mažesnio energijos siekio išgauna didesnį kamuoliukas priėjimo greitį ir galią. O tai ir yra technikos esmė stalo tenise ir kitose sportuose su kamuoliu. Štai matome Roko Kisieliaus ataka iš forhendo, atlaikoma ir permušama yra Igno Šešanovo iš backhando. Tai yra jau šis tas pasakyta tokį teiginį. Ignas Šešanovas turi tam tikrą prasme greičio persvarą, net ir reaguodamas į varžovo puolimą, jis yra neypatingai blogoje padėtyje. Naujas padavimas, bent jau aš nebuvau matęs paskutinį šoną, matom uždirbtas. Paliktas. Patikrintas buvo ką tik padavimas ir yra paliekamas vėlesniam laikui, jeigu jo reikės. Kadangi varžovas visiškai neteisingai prieina jį, kamuoliukas nėrė į tinklo apačią. Vadinasi, turi šio padavimo persvarą Ignas Šešanovas. Greitai šiame sete pabėgo į priekį. Matysime, kaip Rokui Kisieliui seksis spręsti iškilusius rebusus. Štai matome gynyboje Ignas Šešanovas vis tiek išlaiko balansą, nepriverčia jo trauktis nuo stalo ar prarasti pusiausvyrą Roko Kisieliaus puolimas. Kol kas labai komfortabiliai atrodo Ignas Šešanovas ir nedaug galimybių matau Rokui Kisieliui kaip sutrikdyti savo varžovą. Nieks nenueis. Pažiūrėk. Aštuoni vienas. Du aštuoni. Pabando išklupti savo varžovą Ignas Šešanovas, bet gali savo tą leisti, kai turi tokį didelį persvarą. Dabar jau man asmeniškai labai gražų elementą atlieka Ignas. Prieina labai gražiai techniškai prie kamuoliuko kojomis ir atlieka puikų smūgį į priešingą varžovo judėjimo kryptį. Tai plačiai, gan ištiesa ranka, primena kiniečių elementus. Gal ir negaišta laiko veltui Skaustino Švedijoje Ignas Šešanovas. Pridėjęs yra savo žaidimą. Štai matome reikalingas padavimas ir įveda į žaidimą, laimėdamas nesunkiai tašką.
Šeštas valas Lukrecija Jurgitaitė, Andželika Petrauskienė, Melinė Stankevičiūtė, Marija Jurgitaitė. Septintas valas Aina Kavickytė, Saulė Tadnikaitė, Veronika Romaško, Agnė Agnieška Rackevičienė. Kol kas didelė persvara. Mano nuomonė turi Ignas Šišanovas, būdamas, žiūrėdamas iš Igno, atsiprašau, iš Roko Kisieliaus perspektyvos, nelabai įsivaizduoju, kaip sustabdyti kol kas Igną Šišanovą, dėl to, kad tam pirmiausia reikia labai gero padavimų priėmimo. Kitas dalykas, net ir užpuolęs savo varžovą Rokas Kisielius neįgydavo persvaros. Kitaip sakant, jo topsuoti kamuoliukai nesukelia keblumų Ignui Šišanovui, tai yra realiai per lėti, per mažai spręstamosios galios turi Roko Kisieliaus puolimas. Reiškia, jis neišgauna iš savo technikos. Trūksta rankai greičio, tai reiškia, trūksta atsipalaidavimo puolimo metu. Rokas Kisielius puola, tačiau tai nepavyksta uždaryti tašką. Vos gavęs progą žaisti išvartant, Ignas Šišanovas pasiunčia aštresnį gerokai kamuoliuką į savo varžovą ir priverčia šį suklysti. Dabar atrodo viskas, po tokio priėmimo taškas jau yra nuspręstas. Nemačiau kol kas iš Igno tokių neišprovokuotų klaidų padaryti jas šiandien. Tinkamai prieina prie kamuoliukų ir sužaidžia sėkmingai. Dar vėl matome sėkmingą Roko Kisieliaus epizodą. Priverčia žaisti gynyboje toli nuo stalo Igną Šišanovą, ten jis yra mažiau pavojingas. Ir lygina rezultatą 2-2. Štai matome sutrumpino varžovo padavimą Ignas Šišanovas, perėmė iniciatyvą taške. Atakuodamas iš backhando tiesią liniją. Tiesa, nepavyksta pataikyti, nors visa logika buvo visiškai teisinga. Kito stalo užvirusi kova, netikėtai prieš favoritą priekyje Rimvydas Martinka, žaidžiantis su Matu Skuču, priekyje setas 2-1, rezultatas dabar 4-3, 4-4. Ten atrodo gali įsiplieksti tikras mūšis. Čia taip pat laikosi Rokas Kisielius, labai gražiai atidarė tašką smūgį iš backhando Ignas Šišanovas, persuka šį smūgį Rokas Kisielius ir kol kas randa vaistų prieš savo varžovą šiame sete. Gražiai padavimą užpuola, gražiai užmetimu išparkingo Rokas Kisielius, priverčia nepatogiai smūgiuoti Ignas Šišanovą ir turi iniciatyvą 7-5 bei savo padavimų seriją. Tai yra sėkmingai sužaidęs, tai jis galimybę laimėti setą. Pavyksta išeiti į ataką Rokui Kisieliui, nors ir nestipriai smūgiuoja pasisakant iš pagrindo, tačiau to pilnai pakanka. Klausos padavimas, užmetimas.
vis dėlto atsilaiko taške Matas, atsiprašau, Ignas Šišanovas. Pratęsime žaidimas po neilgos pauzės. Štai priešai padavimas, pasisukimas ir smūgis iš forfento. Nebuvo daug kokybės pačiame topspinė, tačiau pati situacija išnaudota sėkmingai ir taktika suveikia. Šišanovo padavimas, priiminėja Kisielius. Gerai priėmė padavimą Rokas Kisielius, įpjauna giliau kamuoliuką į kairę. Ignas Šišanovai šiek tiek pavėluoja atrodo smūgiuoti sportininkas ir pataiko su raketais briauna. Ir čia jau sudėtinga uždavė situaciją Rokas Kisielius Ignui Šišanovui. Gerą topspinę įsuktą stipriai kamuoliuką pasiunčia žemą trajektoriją savo varžovui ir nepavyksta pertopsyti smūgio Ignui Šišanovui. Dabar jau iš esmės padaro neaišku kokią klaidą Ignas Šišanovas. Bus nusivylęs savimi po šio smūgio. Turi atrodo priekaištų teisėjų Ignas Šišanovas, kad neteisingai servuoja Rokas Kisielius, slėpdamas kamuoliuko kontaktą su kūnu ar ta galva. Vis dėlto teks turbūt susitaikyti su tuo, kadangi teisėjas nekėlė klausimų dėl nei vieno šių padavimų. Vargu ar tai atsitiks šio susitikimo eigoje. Paprastai trūkumai yra pasakomi anksčiau, kad žaidėjai turėtų laiko pataisyti juos ir servuoti pagal taisyklės. Tad Ignui Šišanovui teks pasikliauti savo jėgomis, atgauti pusiausvyrą psichologinę. Jis vis dar gerai padėty, 2-1 priekyje, visi žaidimo elementus turi. Turbūt tiesiog reikia koncentracijos daugiau ir viskas pavyks. Laikas. Ketvirtas setas Šišanovas 0-0. Buvo? Atsiprašau labai. Labai atsiprašau. 0-1. Vienas, atsiprašau. Matas Kučis Rimvydas Martinka, 9-9 ketvirtame sete, priekyje setas 2-1 Rimvydas Martinkas, labai svarbus momentas Matas Kučis. Įmuša stiprudimai 10-9 priekyje. Prie mūsų transliacijos stalo ketvirtas setas įsibėgėjo. Rokas Kisielius rado šiek tiek sprendimų, kaip gesinti arba sumažinti persvarą Ignui Šišanovui. Vėl nepavyksta kontaktas su kamuoliuku. Neužkabina kamuoliuko raketą pakankamai Ignas Šišanovas. Dabar puikiai parodo jam, kur stabdo žaidėjas iš backhando. Truputį atsargesnis darosi Ignas Šišanovas, gal tai suprantama, jam reikia užtikrinti, kad taškus laimės. Tiesa, pavyko vienu momentu persukti ir perimti iniciatyvą arba minimum ją išlyginti Rokui Kisieliui, tačiau Ignas Šišanovas toliau pratęsė savo ataką
paskirstydamas kamuoliuką po stalą iš backhando. Gal kiek per sudėtinga, Ignas Šišanovas bando priiminėti padavimą. Daro klaidą priėmime. Geras epizodas Roko Kisielio žaidime. Gan sėkmingai priėmė servą Ignas Šišanovas, tačiau tiesią liniją gavo topspinę iš savo varžovų ir jau toliau nepavyko pratęsti žaidimą. Štai išpjautą servą žaidė Ignas Šišanovas. Rokas Kisielius nupjauna kamuoliuką varžovų į backhandą, atiduodamas iniciatyvą. Galėtų bandyti sutrumpinti kamuoliukus, tačiau tokio sprendimo nesirenka. Dabar atrodo iš šono, tai viršutinio padavimo žaisti bandė Ignas Šišanovas. Kaip ir visai buvo neblogai, man atrodo nesujudėjo žaidėjas prie kamuoliuko tinkamai ir šiek tiek apribojo savo galimybės tą kamuoliuką smūgiuoti taisyklingai. Štai pirmoji pastaba Rokui Kisieliui iš teisėjo dėl kamuoliuko išmetimo, nepakankamai išmestas kamuoliukas. Man atrodo teisinga pastaba, Daunas paprastai pasuoka būna šiek tiek privertas. Ir vėl taip yra, bet teisėjas nieko nesako. Ir turi iniciatyvą žaidime Rokas Kisielius. Nėra jo toksai įspūdingai stiprus ar galingi, tačiau jisai gali jų padaryti daug, kadangi pats sportininkas yra labai atletiškas. Tokiu būdu lieka taškuose ilgai. Dabar nesėkmingas sprendimas pasirinko, bando nustebinti savo varžovą ilgų greitų padavimų į dešinę, tačiau iš forehando buvo pasiruošęs smūgiuoti Ignas Šišanovas ir nesunkiai laimi tašką. Dabar iš backhando atakuoja Ignas Šišanovas. Vėl greitas, galingas topsas. Iš karto duoda vaisių. Galbūt ir galėtų žaisti įvairiau, kadangi stengdamasis naudoti vien forehandą tampa iš esmės labai nuspėjamas, kuo naudojasi Rokas Kisielius. Dabar matome, kai ataką organizuoja ir puola Ignas Šišanovas, sudėtinga Rokui Kisieliui atlaikyti jo atakas. Labiau Rokas Kisielius turi galimybių ten, kur apribotas Ignas Šišanovas, arba apribotas jo puolimas ir kur pats atakuoja Rokas Kisielius. Štai dabar išeina į ataką, išsilygino žaidimą su iniciatyvos prasme, apsigynė Ignas Šišanovas, tačiau nepavyko perimti iniciatyvą smūgiuojant Vinerį. Daug įdėjo į šį tašką Rokas Kisielius, daug atletikos, pavyksta jį laimėti. Svarbus momentas Rokui Kisieliui pralaimėjus šį setą, atsilikinėjant 1-3 būtų sudėtinga tikėtis pergalės, psichologiškai taip pat būtų sudėtinga atlaikyti. Tačiau dabar laimėjus šį setą, pjautas padavimas, nepavyksta perkelti per tinklelį kamuoliuką Rokui Kisieliui. Matysime, ar Ignas Šišanovas duos tą patį padavimą ar keis. Plokštas tolo padavimas. Atakuoja iš backhando Ignas Šišanovas, viskas labai sėkmingai ir profesionaliai atlikta. Kokybiškas topspinas. Ir 2 set pointai, kuriuos turi Ignas Šišanovas. 2 galimybės laimėti setą. Paduoda Rokas Kisielius. Plokštas padavimas. Jis sugeba atlikti topspiną iš forehando. Nepavyko pritrumpinti padavimą Ignui Šišanovui. Ir čia žaidėjas turi spręsti, ar bandyti nugrūsti kamuoliuką giliai savo varžovui, priverčiant jį bėgti, kristi ir topsuoti praradus pusiausvyrą, ar vis dėlto trumpinti padavimą ir siekiant užgesinti padavimą ir kitų smūgių išeiti į ataką pačiam. Čia pasiseka truputį Ignui Šišanovui. Nesujudėjo Rokas Kisielius tiek, kiek reikėjo, smūgiavo iš esmės būdamas pakeliui į kamuoliuką
Net jeigu būtų pataikęs, tas smūgis nebuvo kokybiškas ir jau iš garso raketai Sąlyčio su kamuoliuku metu galima spręsti, kad iš esmės buvo neįkrautas kamuolys. Visgi nepataikoma ir priekį Ignas Šanas 3-1 laimėjęs atkaklų ketvirtą setą. Laikas. Penktas setas, Kisielius, 0-0. Come on, allez! Sėkmingai atidaro žaidimą Rokas Kisielius su Topsūnu Švortniku ties linija, kas jau yra nelengva padaryti, tačiau kaip kokybiškai persmūgiuoja kamuoliuką Ignas Šišanovas. Dabar štai užklimpimas yra nepasiruošęs bekendą Ignas Šišanovas. Po savo padavimo veikia kol kas tas kamuoliuko nugrūdimas Šišanovui į bekendą giliai iš Rokas Kisieliaus pusės. Dabar štai jau pats įsmūgiuoja vinerį Rokas Kisielius, labai kokybiškai pasisukęs į kairį stalo kampą, siunčia Topsūną varžovai į dešinę ir iškovoja tašką. Dar šiek tiek persistengia smūgiuodamas Rokas Kisielius, bando jisai irgi smūgiuoti taip stipriai, kad išmuštų savo varžovą iš pusiausvyros, tačiau neišprovokuota klaida dabar padaro pats, padovanodamas tašką savo varžovui. Tikriausiai nereikėtų varžybose bandyti atlikinėti tai, kas nėra būdinga treniruotėse. Tokiu būdu klaidų bus padaroma žymiai daugiau. Ignas žaidžia iš bekendo tiesią liniją ir tą daro sėkmingai, nesuskoordinuoja jo varžovas. Mažina atsilikimą iki 3-4. Štai labai aukšto išmetimo padavimas sutrikdo priėmančio žaidėjo orientaciją ir matome atsargiai priimtas kamuoliukas iškyla aukštai prie virštinklelio, lengvai jį nusmūgiuoja Ignas Šišanovas. Sėkmingai jo ataką atsako Rokas Kisielius, Topsūnas Švortniku tiesią liniją. Kol kas verti varžovai vienas kito. Šiek tiek silpniau pradėjo susitikimą, Rokas Kisielius įgavo gerą ritmą. Geras Ignas Šišanovas priėmimas. Jau net galbūt ir virtuozinis priėmimas, ar kaip ir buvo. Gal ir turiu atsiimti savo žodžius apie Roką Kisielių. Dabar jo smūgiai pasidarė tikrai stiprus ir galingi. Pradžioje galbūt šiek tiek nebuvo pagavęs kontakto su kamuoliuku techninė prasme Rokas. Dabar jau Ignas Šišanovas nepajėgus atrodo gynyboje pelnyti taškų kurį laiką. Ir garsas kamuoliuko Sąlyčio su raketa metu yra gan galingas, kai smūgiuoja Rokas Kisielius. Kas pagrindinis vaisius šiame sete Ignui Šišanovui atneša stopsavimas iš bekendo. Dažnai jo varžovas pasiunčia kamuoliukus priėmimų metu giliai į Ignui Šišanovui bekendą.
Šis jau keletą pastarųjų kartų buvo pasiruošęs ir atsako su topspinu. Bananą atlieka Ignas Šišanovas, apsikeičia varžovų smūgiais. Jau buvo laimėjęs poziciją Ignas Šišanovas, tačiau stipriai smūgiuoja pasisukęs iš forkendo Rokas Kisielius ir nepavyksta sukontroliuoti kamuoliuko Ignas Šišanovai, blokuojant topspiną. Kokybiškas susitikimas vyksta šiame, kokybiškas žaidimas šiame sete. Štai matome, kai galingus smūgius keičia tikslumo ir subtilumo reikalaujantys smūgiai, kuo stalo tenisas ir yra sunkus. Tai nėra vieno ritmo žaidimas, kur smūgiuojama vien tik stipriai arba visą laiką vien galingai. Čia labai svarbus vadinamas touch, tai yra tiek pat stipriai, o kitame taške tiek pat tiksliai ir minkštai turi sugebėti smūgiuoti sportininkas. Abu gebėjimai turi būti išlavinti vienodai. Arba abu epizodai iš tikrųjų yra, abu elementai yra to paties lavinimo pasekmė. Minutės pertraukėlės prašo Rokas Kisielius sėkmingiau 2 taškus iš eilės sužaidus Ignui Šišanovui, kuris yra per 2 taškus nuo pergalės šiame susitikime ir patekimo į pusfinalį. Prie kito stalo Matas Kučas, buvęs Lietuvos čempionas ir pernai metų finalininkas. Ar už praeitų metų Švietikas Ispanija pirmauja 3-2 setais prieš Rimvydą Martinko. Šiuo metu 6. sete rezultatas yra 6-6. Labai gerai sužaidė Rokas Kisielius. Priėmimas buvo neblogas, tačiau labai sėkmingai pasisuko ir kojomis sujudėjo kaunietis ir smūgiavo Ignui Šišanovui tiesiai į forkendą, palikdamas šį reaguotą ant kulnų. Na štai matome, labai sėkmingai sužaidė Ignas Šišanovas, renkasi aktyvumą priėmimų metu, atlieka bananą, nustebina savo varžovą, perėmė iniciatyvą, 2 topspinai skirtingas stalo vietas ir taškas jam. Visiškai profesionalus epizodas. Labai sėkmingai sužaidžia iš kairės. Pasiruošęs buvo tokiam įvykių scenarijui.